Abejonės dėl Jose Causeiro ateities visiškai išsisklaidė. Šiuo metu Turkijos Gaziantepspor klube dirbantis treneris pripažįsta, kad į Lietuvos rinktinę jis nebegrįš. Jis priduria, kad jam Lietuvos futbolo federacija tiesiog nepasiūlė kontrakto. Iš Lietuvos futbolo federacijos aš negavau jokio pasiūlymo. Gruodį pasibaigė mano kontraktas ir dėl naujos sutarties mes su federacija net nekalbėjom. Nieko nuostabaus, kad Sumičiui atsisakoma brangiai kainuojančio trenerio paslaugų. Tačiau atsakyti į klausimą, kodėl futbolo rinktinių vadovas Robertas Tautkus dar prieš porą savaičių bandė įrodyti, kad Causeiro pats nebenori grįžti į Lietuvą, lieka tikra mįsle. Jisai nuvedė kalbą į klubo reikalus, į savo klubo reikalus, sako, aš turiu problemų klube, nežinau, šiandien. Aš paklausiau, ar tu atvažiuosi pas mus, ar kaip dabar, ar bendrausime. Sako, žinai, aš turiu klube problemų, viską, jis taip kažkaip, ne taip, ne. Kita vertus, ir pats Causeiro dar nežino, ką darytų, jei federacija postą jam vis dėlto pasiūlytų. Įtarimų, kad federacija vis dar neatsiskaitė su treneriu už 2009 metus, futbolo specialistas nepaneigė. Aš nekalbėsiu apie šias problemas. Aš niekada nekalbu apie vidinės Lietuvos futbolo federacijos problemas. Tik dar kartą noriu pakartoti. Dėl ateities iš futbolo federacijos aš nesulaukiau jokio pasiūlymo. Šiuo metu jau beveik nebejojama, kad Jose Causeiro Lietuvos rinktinės vyriausio trenerio poste pakeis buvęs rinktinės kapitonas Raimondas Žutautas.